Taigi sveika brangioji, ta, kuris skyrė šį laiką savo ir sveikinusi tomis, kurios žiūri ne tik tiesiogiai, bet ir tos, kurios žiūrėsite įrašą. Taigi šios dienos tema yra santykiai. Būtų gerai, jeigu jūs man duotumėte žinoti, ar mane mato, tos, kurios jau prisijungia ir ar mane gerai girdit. Nes man dabar atrodo, kad lygtais viskas, tuoj minutėlę aš pasižiūrėsiu, ar viskas vyksta pagal planą. O jūs per tą laiką atsineškit vandens, kad geriau įsisąmonintumėt. Taip, informacija. Taip, tuoj pasižiūrėsim, ar čia viskas gerai. Na, duokite man kokį nors ženklą. Taip. Ta, kuris skyrė. Taip, viskas gerai. Matau, kad veiksmas vyksta. Taigi, ačiū, kad brangioji palaukiai ir taip, aš tik taip pasireguliuoju dar. Ir einame į mūsų šios dienos temą, taigi į santykiai. Kaip sukurti pagarbius santykius su savo vyru? Na, arba su savo draugu, jeigu šiuo metu šalia jūsų yra toksai. Kaip sukurti tokius santykius, kad jūsų akis spindėtų santykė su tuo vyru. Kad jūs nebūtumėt pavargus, bet kad jūs būtumėt įsikvėpusi. Kad santykiai jums nebūtų darbas, kad jums tai būtų zona, kur jūs galit, teritorija, ar ne, šeima, kad būtų ta teritorija, ta vieta, kur tai yra jūsų rojus, jūsų oazė, kur jūs ateinat įsikvėpti, nežiūrint to, kad jūs daug duodat šitai teritorijai, bet jūs iš jos ir pasiemate. Bet kad tokie santykiai būtų, aš jums duosiu pirmus 4 žingsnius, nes tai yra labai svarbu, nes santykiai stipriai įtakoja tavo jauseną, tavo pilnatvę, tavo gyvenimo užpildymą ir būtent tą pojūtį, moteriškos laimės pojūtį, nes pas mane kartais moteris ateina ir pas jas būna užklausa, nejaučiu tos moteriškos laimės, vidinės būsenos. Kas ta moteriška laimė? Tai yra vidinė būsena. Ir jinai, žinoma, mes pripratę, kai jau turim rezultatą, tuomet džiaugtis. Taigi, dabar kalbu apie tos išorinius dalykus, nes mums lengviausia per tai pasijusti gerai. Ir, na, jūs jau žinot, kad pagrindinės temos gyvenime yra 3. Sveikata, prie kurios dar priskiriama energija ir sveikata gali būti fizinė arba emocinė. Toliau antra teritorija, antra zona, tai yra meilė, santykiai. Na, meilė ir santykiai, taip aš juos apjungiau. Ir trečia, tai yra pinigai, gausa ir veikla. Tai dabar darau tokią prielaidą, kad pas tave brangioji sveikata, ta pirmoji zona ir ta trečioji ir gausa, na, sakykime, yra visai pakankama, tave džiugina. Bet jeigu yra kitaip, tu man komentuok po šio video, po šio posto, kad aš žinočiau, kad ir apie tai tau reikia pakalbėti. Ir apie tai tau reikia atnešti informacijas ir tave tam taip pat įkvėpti. Bet šios dienos tema mano yra būtent santykiai. Nes jeigu pastatysi teisingai savo santykius, galėsi sukurti stiprius ir palaikančius ryšius, kurie padės tau augti, džiaugtis gyvenimu ir siekti ne tik savo, bet ir bendrų tikslų. Taigi, aš tikiu, kad kažkada tavo santykiai buvo puikus. Jeigu jau tu pasirinkai tą vyrą ar draugą, su kuriuo dabar esi, vadinasi, buvo momentas, kai buvo viskas labai gerai. Aš tikrai tikiu, kad tai buvo. Bet va dabar atėjo tas laikas, kai tu jauti tarsi tai atšalo, tarsi tai išblėso
Ir vad nėra nei traukos, nei aistros, nei pagarbos. Netgi tos elementarios pagarbos. Ir jeigu tu, brangioji, nori būti ta moteris, kuria rūpinasi, kuri gauna iš vyro dėmesį, kuri yra gerbiama ir vertinama, ne tik mylima, bet gerbiama ir vertinama, ir visą tai nori gauti be konfliktų, be pykčio ir be nerimo. Beje, pas mane ateina ir moteris, kurios santykiai puikus, nuostabus, bet jinai nerimauja. Ir dėl ko nerimauja? Dėl to, kad kadangi santykiai geri, labai bijo prarasti savo vyrą. Jinai nerimauja dėl jo, kad jam kažkas neatsitiktų. Tai jeigu ir tu tai jauti, pasilik iki pabaigos. Taigi, kaip tapti tą moterimi, kuri mėgaujasi nuostabiais santykiais šeimoje arba tiesiog savo draugo, mylimo vyro draugijoje. Be įtampos, be nerimo, be kažkokių didelių ypatingų pastangų, kaip jam įtikti. Ir tai skirta tau, jeigu tu nenori būti ta moterimi, kuri nuolat bumba, reikalauja, manipuliuoja ir kontroliuoja. Ir galbūt tu jau pavargai nuo viso to. Ir galbūt tu nori tapti ta, kur jaučia vyro rūpestį, globą ir dėmesį. Visiškai to nereikalaudama. Tai brangiosios, tos, kurios mane matote pirmą kartą. Tai aš esu Lina Lasi, vidinės ir išorinės transformacijos ir jausmų alchemikė, spindinčio optimizmo ir pasitikėjimo, magiško lengvumo ir paprastumo gyvenime katalizatorių. Ir padedu aktyvioms moteriams, būtent aktyvioms, kurios nori pokyčių, nes tik aktyvios nori pokyčių, įveikti nerimą ir tapti savo labiausiai pasitikinčią versiją gyvenime. Tai reiškia ir savo veikloje, ir savo santykiuose. Bet šiandieną daugiau dėmesio skirsiu, tiksliau visą dėmesį skirsiu būtent santykiams. Taigi, santykiuose mes esame nuo ryto iki vakaro. Todėl labai svarbu mokėti tuos santykius susikurti. Taip. Yra santykiai, dabar dar skirsiu tokius klases, pogrupius. Santykis darbe ir santykis šeimoje. Kas, brangioji, kaip tu manai, kas tau yra svarbiau? Pakomentuok. Net jeigu žiūrėsi įrašą, pakomentuok. Vėlgi, kad aš žinočiau, kaip aš daugiausia galiu prie tavęs prisidėti, kaip aš geriausiai galiu tau pasitarnauti per savo žinojimą, per savo patyrimą, per savo turimą informaciją. Nes galbūt pas tave santykiai šeimoje yra puikus, bet tu pergyveni dėl savo santykių darbe, bet šitą temą paliksim kitam kartui. Taigi, einam prie mano pažado, prie tų 4 žingsnių, kaip gali jau dabar fiziniam lygmenį savo santykius pakelti į naują lygmenį. Žengti link to naujo lygmens. Taigi, numeris 1. Turi pati žinoti, kaip tu nori. Kokie tie tavo santykiai turi būti. Ir čia, vat, brangioji, žinoti neužtenka. Geriausia tai yra užsirašyti, ištraukti iš savęs kuo daugiau detalių, kurias tu nori matyti savo gyvenime. Čia ne apie tai, kaip ten tavo tas vyras ar draugas turi atrodyti, ar ne, bet ką tu nori jausti, ką jūs norit kartu veikti. Tai, brangiai, va, tik kitokių smulkmenų. Ir antras žingsnis. Tai, brangiai, pas mane koncentruota viskas. Antras žingsnis. Supažindinti savo vyrą, savo draugą su juo, su ta tavo vizija, kurią tu įsivaizduoji kaip nuostabius santykius. Svarbiausia, nekaltinant, bet nuoširdžiai pasikalbėti. Turi tam pasirinkti tinkamą laiką, kad vyras niekur neskubėtų, kad būtų sotus ir nors pakenčiamas nuotaikos. Vadinasi, grįžo iš darbo ar iš savo veiklos, iš savo verslo, pamaitinai, palaukiai, kol jis truputėlį pailsės, nuskanavai jo nuotaiką, nes
Tu kaip moteris, kaip žmona tikrai jauti, kokios jisai nuotaikos. Ir va tada eik prie jo gražiai ir pasikalbėkit. Ir būtinai pirmiausia papasakok, kas tau patinka jūsų santykiuose. Tai atrakins vyro širdį, atrakins jo klausą, nes jeigu tu tik iš karto pradėsi jam berti priekaištus, jisai tiesiog elementariai tavęs, jisai iš karto užsirakins ir tavęs negirdės. Taip, taigi toliau. Jau tu žinai, kad negali jo kaltinti, pasakai, kur jisai yra nuostabus, būtent santykiuose. Ir po to sakai, taip, tu esi nuostabus ir čia, bet kai tu darai tai ir tai, aš jaučiuosi taip ir taip. Būtent, brangioji, aš jaučiuosi taip ir taip. Ar mes galime susitarti ir aptarti, kaip tai galime pakeisti? Taip, kaip aš galiu pati prie to prisidėti? Taip. Ir galbūt vyras turi jums neįsakytų savo kažkokių pastebėjimų apie jūs. Paklauskite, kas jam yra tobula šeima, graži šeima, arba jo svajonių šeimos modelis, kas jam tai yra. Galbūt jūs gyvena 20-30 metų ir tu dar nežinai, kaip jis įsivaizduoja tą tobulą šeimą. Na, taip, jūs kažkaip tai gyvenat, jų yra vaikai, ten nėra kaip, nesinori galbūt raskyti, skirtis ir tiesiog gyvena. Bet jeigu tu žinosi ir jo norus, tuomet tau bus daug lengviau fiziniam lygmenį susigrąžinti į savo santykius ir pagarbą, ir aistrą, ir įdomumą, taip, ir susigrąžinti tuo pačiu savo spindėjimą. Tai, brangioji, toliau einam prie trečio labai svarbaus žingsnio. Jau pasakei jam, ar ne? Kaip tu nori, sužinojai, kaip jis nori. Ir trečias žingsnis yra palik jį ramybėje. Jeigu tu nori pakeisti savo artimą žmogų, pirmiausiai turi palikti jį ramybėje. Ir nustoti bumbėti, kaip jis turi daryti, turi nustoti jam priekaištauti. Ir eiti gyventi savo geriausios, optimistiškiausios versijos gyvenimą. Ir dabar tau kils klausimas, o kas tai yra ta optimistiškiausia versija, ar ne? Tai yra užsiimti savimi, savo veikla, savo hobiais ir daryti tai be sąžinės graužimo. Galėti šokti, dainuoti, vaidinti, ar kas tau tik patinka. Susitikti su draugiam. Ar ne? Tai nereiškia, kad visą šeimos laiką paaukoti, bet vietoj to, kad jam bumbėtum, priekaištautum, geriau užsiimk savim. Ir ketvirtas labai svarbus žingsnis – nelauk pokyčių. Tiesiog paleisk. Kai tu laukiesi įtampoje, tau tai yra labai svarbu ir tai, kas mums yra svarbu, kelia nerimą ir įtampą. Ir čia vietoj to, kad mes tai pritrauktumėm, gautumėm, tu tai atitolini ir kuo didesnį įtampą, tuo toliau visą tai nuo tavęs tolsta. Ir čia, brangioji, kalbėjau apie išorinius dalykus, kuriuos gali pritaikyti jau dabar. Ir noriu pereiti prie dar efektyvesnio ir paprastesnio būdo, kurio mokinu savo klientės. Kur nereikia auklėti savo vyro, kur nereikia bartis, reikalauti, kontroliuoti. Ir jeigu jau tu ieškai pagalbos arba svarstai apie ją, jeigu tu šiuo metu galbūt netesi toj vietoje, kad svarstai, ar tai yra tas vyras, su kuriuo nori būti, ar nori tęsti šitos santykius, net jeigu šitaip yra, ar ne, brangioji, visą tai galima pakeisti arba išgyventi ne taip skausmingai. Ir vat, jeigu tu nori šeimoje jaustis moterimi, o ne ta, kuri nuolat yra generolės parengtyje, pasiruošusi kovoti. O kaip viena mano klientė neseniai man pasakė, na, tas žodis gal man toks nelabai patinkantis, bet kaip piemuo, ar kaip tikriausiai noriu reikšti, kad moteris, kuri kalba, vaiko tą savo vyrą, o jisai jos vis tiek nenori klausyti ir nenori girdėti.
Taip, bet jeigu tu jauti, kad tavęs vyras negirdi, arba tu net galvoji, kad jis už tave yra prastesnis, kažkoks kvailesnis, tau pačiai nebeįdomu su visu tuo, žinau, kad savo vyrą galima įkvėpti. Įkvėpti norui dėl tavęs stengtis, įkvėpti dėl tavęs atnešti gausą, tiksliau galbūt dėl jūsų abiejų. Tu gali padaryti taip, kad jis galvotų, kad jis pats to nori. Brangiai, tai yra įmanoma. Ir jeigu tu pagaliau nori atsipalaiduoti ir būti rami dėl savo santykių, ir jeigu jautiesi pastrigusi nepakankamume ir nevertume kaip moteris, kaip žmona, arba tavo santykiai atšalę ir juos norėtum atgaivinti, tai tikrai, brangioji, įmanoma ir netgi paskaičiu be sunkaus darbo. Ar žmonės keičiasi? Taip. Yra būdas tai pakeisti ir aš per tai vedu unikaliai. Mano būdas yra išskirtinis tuo, kad mes dirbame energetiniu lygmeniu. Tau nereikia, primenu, auklėti, bumbėti, priekaištauti. Priešingai, tu eini į atsipalaidavimą ir į malonumą. Pirmiausiai, tu pasiruoši savo protą pokyčiams. Vat nuo to visuomet pradedu. Nes kol tavo valdymo sistema, va čia, tavo protas, tavo visko bijantis protas nesutinka su pokyčiais, jie tiesiog nevyks. Tai pirmiausia, tavo protą pervesiu per argumentus, kad tai darau jau per savo programą, kuri vyks netrukus, jau po 3 savaičių. Pirmiausia, mes duodam argumentus protui, kad jis patikėtų ir tik tuomet einame daryti išorinių pokyčių per save. Ir sužinosi, ką reiškia tau vienoks ar kitoks aplinkinių žmonių elgesys. Ar būtent vyro elgesys, jeigu jis tave skaudina, jeigu yra poelgiai, kurie tave labai žeidžia, tu suprasi, ką tai reiškia tau. Ir svarbiausia, kad išmoksi tai pakeisti. Pakeisti nuomonę ir elgesį kitų žmonių, į čia jau gali taikyti net ir bendradarbiam ar vadovui, kai su tam elgesi taip, kaip tau nepatinka. Ir gali būti taip, kad vieni žmonės išeis iš to gyvenimo, tiesiog atsitrauks ir į tą vietą ateis kiti. Tai, brangioji. Taigi, dabar, jeigu tau to norisi, tai palik komentare savo noriu arba iš karto pildyk paraišką, kurią peržiūrėsi, pasikviesiu tave aiškumo skambučiui. Ir jeigu nori tikslaus kryptingo vedimo būtent į savo optimistiškiausią ir darniausią santykių versiją, kurioje esi atsipalaidavusi, mylima, mylinti. Tai tiesiog komentuok noriu arba aš tau įklijuosiu nuorodą. Tai dabar galiu šitai padaryti, kad paskui man nepasimirštų. Taip, kad man paskui nepasimirštų. Taip, tu man gali užduoti klausimus. Gal matyt lėtesnis internetas ir, kai baigsis, tiesiog šitas renginys, šita mano sesija, aš tuomet įklijuosiu nuorodą arba atsiųsiu tau asmeniškai. Ir brangioj, neatidėliok. Tu gali jau artimiausiu metu ir beje vasara yra puikus laikas. Puikus. Nes tu turi daugiau laiko savo, tu mažiau esi įsitempusi, nes galbūt atostogų metu tu šiaip esi geresnės nuotaikos ir lengviau, tiesiog lengviau tau viskas įsisavina. Tai, brangioji, tai ką? Klausk, komentuok ir galbūt su kai kuriomis iš jūsų, su tomis
kurios nenori atidėlioti, kurios iš tikrųjų nori įvaldyti tą savo optimistiškiausią versiją, mes labai greitai susitiksime aiškumo skambutį. Beje, dar truputėlį papasakosiu, kaip vyks mano šita programa. Tai yra 3 modulis, prijungtas prie mano pagrindinės programos, kuri šiaip anksčiau trukdavo 2 mėnesius, dabar jinai truks 4 mėnesius, bet tik dėl to, kad prijungiu 2 naujus modelius. Tai per realybę moteris jau eina ir paskutinis modulis bus santykiai. Tai vat būtent tu turi galimybę įeiti tiesiai. Jeigu tu esi pakankamai gausi moteris, vadinasi, tu neturi jau labai daug problemų vidinių ir gali eiti tiesiai į santykius, tau reikia susitvarkyti tik tavo programas, kurios yra susijusios su santykiais. Tai per 5 savaitės tu gali patyrinėti, ką tau atspindi kiti žmonės, tu jau gali gauti įrankius, kaip juos keisti. Ir svarbiausia, kad visą tai gali padaryti per save, neauklėdama kitų. Ir galbūt taip išgelbėti net savo šeimą ir susigrąžinti savo spindinčios moters būseną. Vėliau rudenį bus mano pilna, didelė programa, tai greičiausiai tikrai bus ne mažiau kaip 3 mėnesiai arba 4 mėnesiai. Tai tu dabar turi galimybę už labai prieinamą kainą jau įžengti į tą modulį, jau patyrinėti ir galbūt tau to netgi užteks pakeisti savo dabartiniams santykiams. Tiesiog juos atgaivinti arba susigrąžinti. Ir beje dar toms, kurios šiuo metu esate vienos. Jums irgi turiu kai ką. Nes mes moteris, nebijau to žodžio, mes tikrai esame magės, tik tai tas mūsų magiškumas yra užslėptas mūsų viduje. Ir tai aš labai puikiai matau savo klientėse. Aišku, pas vienas tai išreikšta daugiau, pas kitas mažiau. Bet kartais matau tokį talentą moters įtakoti savo aplinką, kad negaliu apie tai nepasakyti. Ir tuomet jau mes dirbam tą linkme. Skatinu moteris tiesiog naudotis ir mokinu kaip. Tai jeigu ir tu nori atrakinti tą talentą, tai tau reikės ilgesnės programos, jinai greičiausiai prasidės rugsėjį. O dabar gali netidėliodama jau pasiruošti savo pokyčiams ir juos netgi gauti per 5 savaičių programą santykiai. Taigi, jeigu pajauti, kad tau tai aktualu, jeigu nori greičiau įžengti savo spindinti moteriškumą per santykius, tiesiog komentuok noriu arba pildyk iš karto anketą, kurią aš įklijuosiu apačiai. Ten labai trumputė anketa, daugiau kaip paraiška, kad aš matyčiau tavo problemą. Taigi, brangioji, apkabinu ir sakau iki. Tu verta nuostabių santykių. Tikrai, aš tai žinau ir aš tuo tikiu. Kadangi man šito nepavyko išjungti iš karto, dar pasidalinsiu, nes maniau, kad išjungiau, žiūriu, kad dar esu. Apie klienčių rezultatus, kuriuos gavo moteris, kai mes net nebuvom įtraukę santykių kursą, santykių modulių. Viena klientė sako, vardu neminėsiu, tiesiog nes nesuderinau. Vardus miniu tik tuomet, kai susitariu, kai man moteris leidžia paviešinti. Mano santykiai ir taip atrodė visai geri, bet kad gali būti tokie, aš net neįsivaizdavau. Kita moteris tiesiog sulaukė. Jin buvo viena ir pritraukė meilę į savo gyvenimą. Kas vyksta, kai jinai paleidžia savo programas, savo vidinės programas, nes pagrindinis darbas yra transformuoti tas programas,
kurios trukdo tau turėti gražius santykius. Tiesiog pritraukė meilę ir sakė, aš neįsivaizdavau, kad galima mano metuose ir sutikti tokį nuostabų žmogų. Tai va, brangiasis. Tai vadinasi, viskas. Paskutinė mano žinutė šiandieną. Ir tikiu, kad tu esi ta moteris, kuri gali spindėti savo santykiuose.